Tai labai dėkoju, kad pakvietėt mane pasikalbėti su jumis, labai džiaugiuosi, labai jaučiuosi ir pagerbtas, kalbėdamas su kurčiųjų bendruomenė. O mano istorija yra prasidėjo ganėtinai senai, labai neseniai. Turiu galvoje, kad studijavau kažkada tokį vadinamą tuo metu defektologijos mokslą, kur mes mokėmės apie žmonės su negale, bet tuomet taip nesivadino, buvo labai daug įžeidžiamų žodžių, tuo metu mokslinių neva žodžių, kurie, būtent turėjo tą neigiamą atspalvį labai stipriai apibūdinant žmonės su negale. Ir kad žmonės su negale, kalbant apie visus, kokie ten būtų, jiems reikia gyventi atskirai nuo visuomenės, kad juos reikia gydyti, padaryti normaliais, paversti normaliais, kad žmonės su negale, yra laimingi atskirai nuo visuomenės, neva bus apsaugoti nuo kitų. Ir tada taip atsitiko, kad atsidūriau Prancūzijoje, Arkos bendruomenė, kurią mes šiandien turime dvi ir šalia Vilniaus ir Kaune. Šiandien mes turime dvi Arkos bendruomenės Lietuvoje. Aš ten pradėjau gyventi ir dirbti kartu su žmonėmis su intelekto negale. Ir mane tai labai stipriai pakeitė. Mane, turiu galvoje, tai, ką aš gavau studijose, tai buvo visiškai priešinga. Tai buvo visų pirma žmonių su negale orumas. Žmonių su negale lygiateisiškumas su visais. Ir kur žmonės su negale, ten konkrečiai buvo su intelekto negale, su psichosocialinė negale, gyvenome kartu ir be jokios atskirties. Tai mane labai stipriai pakeitė. Ir grįžęs į Lietuvą, aš kaip tyrėjas, kaip akademinis žmogus, pradėjau ir tyrimus įvairiausius daryti, visų pirma švietimo srityje, paskui dirbau ir prie kitų grupių, kurios patiria socialinę atskirtį, kurios yra marginalizuojamos visuomenėje dėl jų negalės. Tai ir buvę nuteistieji, tai yra vaikai, kurie, sakykime, linkę nusikalsti. Ir vairios socialinės grupės. Bet aišku, žmonės su negale ir žmonių su negale buvimas visuomenėje, pagarbus buvimas visuomenėje man buvo visų pirma prioritetas. Ir taip pasitiko, kad Lietuvos vyriausybė mane delegavo į rinkimus į Jungtines tautas, į rinkimus į Jungtinių tautų žmonių su negale teisių komitetą, kur Jungtinės tautos mane išrinko į šitą komitetą. 2014 metais pradėjau būti ten ekspertu 2015 metais ir antrą kartą buvau 2018 metais išrinktas antrą kartą į šitą komitetą Jungtinėse tautose. Balsavo už mane, kiek pamenu, 111 valstybių, buvau pirmo numerio, ko labai didžiuojuosi ir už Lietuvą, kadangi tai Lietuvos vardas nuskambėjo. Ir tuomet antrai kadencijai buvau komiteto narių, irgi buvo manim pasitikėjo ir mane išrinko komiteto nariai, komiteto vicepirmininku. Ir prieš 2 metus, 2022 metais, baigiau savo veiklą ten, nes iš viso yra 2 kadencijos. Nėra daugiau kadencijų, pratęsimo nėra ir mano veikla ten baigėsi. Ir kuo svarbi buvo tai, kad mūsų darbas buvo stebėti, vertinti valstybių ataskaitas, kaip valstybės įgyvendina Jungtinių tautų žmonių su negale teisių konvenciją. Apėmėm visas negalias, intelekto negalę, psichosocialinę negalę, fizinę negalę, klausos, regos ir visas kitas įmanomas negalias, kurias žmonės turi. Ir mūsų darbas buvo įvertinti, kiek gerai ir kaip gerai arba negerai daro valstybės, viso pasaulio valstybės, ir pateikti tom valstybėm tam tikrą kritiką ir rekomendacijas, ką turi daryti. Tai labai svarbu valstybių vertinime 2 dalykai buvo. Kalbant tokie pagrindiniai dalykai, tai buvo pačių valstybių oficialiosios ataskaitos, tai yra vyriausybės teikia ataskaitą raštu, po to atvažiuoja į Ženevą, kur mes dirbome, atvažiuoja į Ženevą ir atsiskaito žodžiu, mes keliame klausimus. O greta to be galo svarbu buvo informacija, kurią gaudavom iš nevyriausybinių organizacijų, iš pilietinių organizacijų, iš žmonių su negale organizacijų.
Tai mes kaip ekspertai įvertindavom vieną ir kitą ir paskui iš tikrai, manau, buvom pajėgus įvertinti, kas valstybėmis sekasi gerai, kas tikrai nesiseka ir ką valstybės turi daryti. Atsakysiu gal netikėtai, man pakankamai sunku įvertinti Lietuvos progresą šitoje srityje, nes būdami komitete, komiteto ekspertai nevertina savo šalių. Mes paprastai, kai vyksta šalių ataskaitos, pavyzdžiui, Lietuvos ataskaita vykto 2016 metais, aš iš viso atsitraukiau. Aš nedalyvavau iš jokios pusės, komiteto nariai manęs nieko neklausinėjo, aš jiem nieko nesakiau ir aš turėjau nusišalinti nuo proceso. Tai taip, kad aš nuo Lietuvos vertinimo buvau nusišalinęs, bet tai nereiškia, kad aš negalėjau paskaityti ataskaitos, Lietuvos ataskaitos ir kaip komiteto nariai įvertino Lietuvą. Bet dabar nenorėčiau grįžti, nes tai buvo pakankamai seniai, 2016 metais, tai apie ataskaitą gal ir nekalbėsim. Jeigu šiaip žiūrėtų bendrąją prasme Lietuvą, aš manau, kad ką aš matau, dabar gal ne tik iš komiteto pozicijos, tiesiog kaip tos srities ekspertas, aš matau Lietuvoje pakankamai, žinot, vienas gal svarbus dalykas. Ką duoda šalių ataskaitų vertinimas komitete? Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, ką duodam, tai yra pačių žmonių su negale bendruomenių supratimą apie savo teisės. Supratimą, kad žmonių su negale bendruomenių organizacijų supratimą, kad ir turime teisės, kad mes štai tokias teisės, kaip nusakytos konvencijoje, būti lygiai su visais, nepatirti diskriminacijos dėl negalios ir daug kitų. Tai, man atrodo, tas labai svartas įvyko ir Lietuvoje. Po ataskaitos vertinimo 2016 metais buvo tiesiog sužydėjimas organizacijų žmonių su negale supratimo dėl savo teisų, įskaitant ir kurčiuosius. Ir aš matau, kaip kurčiųjų bendruomenė jinai augo ir ypatingai labai daug mačiau šviečiamosios veiklos. Man be galo patinka draugijos tinklapis, kur ten yra labai daug informacijos, ten yra apie kurčiųjų kultūrą. Tai tas darbas dėl gestų kalbos, dėl kurčiųjų kultūros, jis matosi. Nežinau, gal aš matau, kadangi toj srityje esu ir dėl to labiau matau. Bet mano nuomonė, kurčiųjų kalbos ir kurčiųjų pripažinimo Lietuvoje labai stipriai išaugo per keletą pastarųjų metų. Mano nuomonė, kad tas faktas, kad per pandemiją šalia prezidento atsistojo kurtieji, tai yra ekstremaliųjų situacijų atveju. Kad informacija pasiektų kurčiųjų bendruomenės, turi būti šalia gestų kalba, šalia svarbiausių informacinių pranešimų šalyje. Tai irgi buvo labai daug. Bet ypatingai matau labai didelį jaunimo įsitraukimą. Į jaunimo šviečiamąsias veiklas, į dalyvavimą pačias ne tik šviečiamąsias, bet ir įsitraukimą į pagalbą valstybės institucijoms, kad gestų kalba taptų dalimi valstybės bendravimo priemonių. Taip kad manau, kad yra daug padaryta. Kita vertus, manau, kad dar liko daug padaryti, ypatingai įstatymų lygmenyje ir žinoma praktikoje, kalbant apie švietimą, kalbant apie įsidarbinimą, panašiai.
tikrųjų, kaip ir minėjau, ir jūsų klausimas pasako, kaip pripažinti gestų kalbą, aš pridėčiau kurčiųjų kultūrą įstatyminių lygmenių. Aišku, gestų kalba yra dalis kurčiųjų kultūros, labai labai svarbi. Kaip įvyksta pripažinimas? Nėra idealios šalies. Galiu pasakyti, kad nėra kažkokios šalies, kur padaryta viskas ir jau žinom, kaip reikia daryti. Manau, kad kiekviena šalis turi matyti galbūt savo sprendimus, atsižvelgiant į konvenciją. Lietuvoje gestų kalbos pripažinimas, kurčiųjų kultūros pripažinimas tik įstatyminių lygmenių tikrai nėra pakankamas. Kai įvairiai daro įvairios šalis. Kai kurios šalis integruoja akivaizdžiai tekstu į gestų kalbą kaip lygią kalbą, kaip lygią šnekamąją kalbą toje šalyje į konstitucijas. Aš esu kalbėjęs su Lietuvos konstitucinio teismo teisėjais, jie sako, kad gestų kalba yra numanoma Lietuvos konstitucijai. Mano nuomonė tai nepakanka. Tai, kad yra konstitucijos doktrinoje, gestų kalba yra vėliau išaiškinama, to nepakanka, nes taip ir lieka toji gestų kalba nematoma kažkur, kažkokioje erdvėje. Tai jau yra nemažai pasaulyje šalių, kur gestų kalba yra aiškiai įrašyta, kaip lygi šnekamai šalies kalbai, nacionalinė gestų kalba, turiu galvoje, įrašyta į šalies konstituciją labai aiškiai tekste, pagrindinėme konstitucijos tekste. Tas yra labai svarbu. Mano nuomonė, kad gestų kalbos įstatymas nelabai spręstų. Aš nesu specialistas tai, kad, pasakyti tikrai, kad taip, bet gestų kalbos įstatymas gal ne visai tas kelias turėtų būti. Gestų kalbą galima apsaugoti būtent konstituciniu straipsniu, viešai aiškiai pasakyti. Antras momentas, gestų kalba ir gestų kultūra turi atsirasti per visus įstatymus. Pavyzdžiui, transporto įstatymas. Transporto įstatymė, kur kalbama apie komunikaciją, apie informavimą apie transportą, ten turi atsirasti vieta gestų kalbai, šalia kitų visų kitų informavimo priemonių. Apie švietimą mes tą turime, kad švietimo srityje jau gestų kalba yra pripažįstama. Tai lygiai tas pats darbo užimtumo įstatymė, kur kalbama apie informaciją, apie prieinamumą užimtumo, ten turi atsirasti, reiškia, mano supratimu, horizontalių lygmenių. Visuose įstatymuose visose gyvenimo srityse atsiranda labai aiškiai įrašyta, ne kokiuose nors poįstatyminėse aktuose, bet pagrindinėme įstatymo tekste atsiranda gestų kalba šalia kitų komunikacijos priemonių. Tai tas principas, atskiras gestų kalbos įstatymas, paskui gali būti, gal tai nesakau, kad tai būtų blogai, kuris sakytų gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros apsaugos įstatymas. Apsaugos, bet turint galvoje vėl įtraukties momentą, kad gestų kalba neegzistuoja, nei kultūra pati savaime, kažkokiam kitam pasaulėlyje atskirai nuo visko. Ne. Esmė yra, kad gestų kultūra, kurčiųjų kultūra, gestų kalba taptų dalimi visuotino gyvenimo. Ten, kur gyvena visi žmonės. Ne kažkoks atskiras pasaulėlis. Taip, kad mano supratimu galbūt svarbiau yra integruotis į įstatymus, kurie aprėpia visas gyvenimo sritis. Net ir, kaip minėjau, transportą, informavimą, užimtumą ir darbą, sveikatą. Nepamirškim sveikatos. Ar mes turime sveikatos apsaugos įstatyme gestų kalbą, kur yra kalbama apie bendravimą, apie prieinamumą, apie informavimą. O ten gestų kalba atsiradusi, jau jinai duotų, manyčiau, labai didelį poveikį praktikai. Ir ar tai būtų gestų kalbos įstatymas, ar tai būtų konstituciniai pakeitimai dėl gestų kalbos atsiradimo pagrindinėme konstitucijos tekste prie nacionalinės kalbos. Visos priemonės, tos, kurios padeda kurčiųjų bendruomeniai būti lygiai visuomeniai kartu su visais žmonėmis, visos yra geros.
Taip kad turiu galvoje ir antras momentas, kas yra labai labai svarbu, kurčiųjų bendruomenė turi irgi labai aiškiai komunikuoti į valdžios institucijoms, įstatymų leidėjams, kad kokios priemonės padėtų kurtiesiems užtikrinti tas pačias lygias teisės ir žmonių su negalia teisės, įskaitant tinkamą sąlygų pritaikymą, informacijos prieinamumą ir visą kitą, kurios padėtų žmonėms su klausos sutrikimais arba kurtiesiems būti visuomeniai ir dalyvauti visuomeniai lygiai su visais. Taip kad, manau, gal ir klausimas, jeigu man buvo, kaip aš sakyčiau, visų pirma klausimas turi būti pačiai kurčiųjų bendruomeniai. Tik tai tiek, kad vėlgi turi būti tikslas labai aiškus. Kas padeda žmonėms, tai yra kurtiesiems ne tai, kad neužsidaryti savam pasaulyje, bet kad tas pasaulis taptų dalimi visų pasaulių. Aš palinkėčiau pasididžiavimo savimi, pasididžiavimo savo, tai yra kurčiųjų kultūra. Tai yra gėris, tai yra dalis visuomenės gyvenimo, tai prisideda prie visuomenės vystymosi ir manau, kad gestų kalba ir kurčiųjų kultūra turi eiti kartu. Ir šitą tarptautinę dieną, manau, turėtų įvykti tam tikras, gestų kultūros prasiskleidimas, pramatymas, išplėtimas į visuomenę ir pasidžiaugimas ir pasididžiavimas tuo. Ačiū Jums už visus atsakymus ir už Jūsų darbą ginant neįgaliųjų teises. Ačiū, kad pasidalinat patirtim. Jums labai ačiū.